Jau 360 metų turime daug bendro. Gubernija nealkoholinis. Nenoriu pradėti neigiamą gaidą, bet visai neseniai sulaukiai 32 gimtadienio. Ir taip gaunasi, kad komandoje esi pats vyriausias žaidėjas, apart Simo, kuris dar nežaidė. Bet žais jau. Žais. Ar jau tik, kad kažkiek tas tavo vaidmuo keičiasi komandoje, nekalbu apie patį žaidimą, bet apie būtent, nežinau, buvimą rūbiniai? Jaučiu kažkiek, tai nes vis pasižiūri, kas sėdi iš šonų ir kiek jiems metų. Tai jaučiasi ta jaunystė dar pas juos daugumą. Tai manau, kad aš kaip vyresnis turiu jiems padėti, parodyti kelią ir rodyti pavyzdį svarbiausia. Tai jaučiasi, kad esu vyresnis ir stengiuosi, kad tas mano amžius padėtų komandai. Šiaip ir mato stebint tave tiek ant suolelio, net nebūtinai žaidžiant tavo rungtynėse, daug emocijų lieja ir teigiamų, ir neigiamų galbūt kartais jaunesnių žaidėjų atžvilgių, kiek pavyksta prisibelsti iki to mažiau patyrusio krepšininko. Net nežinau, čia jų reiktų klausti, bet stengiuosi padėti jiem pasakyti kažkokį tai žodį, kuris jiems padėtų aikštelėje, arba kartais jaučiu, kad reikia griežtesnio žodžio, tai pasakau griežtesnį, kad atsibustų ir tas žodis padėtų jiem čia ir dabar, o nes reikia aikštelėje čia ir dabar. Tai nežinau, manau, kad balansuoju tarp pykčio ir gėrio. Stengiuosi taip daryti. Okay. Šiaip komandų užimi ir kapitono pareigas, ar čia pirmasis tau toks vaidmuo karjerai? Ne, buvau rinktiniai kapitonas Languose. Buvau dubleriuose kapitonas Žalgirio, tai ne pirmas, bet dabar, aišku, rinktiniai tas ten kelios dienos buvo, bet vis tiek rinktiniai, o kad jau taip 10 mėnesių vyrų komandoje, tai, galima sakyti, kad ir toks pirmas rimtas kapitono sezonas. Kaip pats priėmė tas pareigas, ar turi kažkokių specifinių dalykų, ką nori įnešti komandą, ar viskas gaunas tiesiog natūraliai? Žinau, kad esi nupirkęs net kavos aparatą, rūbiniai, kiek tokie dalykėliai prideda prie komandos atmosferos. Čia tiesiog tokie einamieji dalykai, bet stengiuosi, kaip ir sakiau, būti pavyzdys ir treniruoti, ir nevėluoti, ir ateiti laiku, kad parodyti kažkokias taisyklės jiems ir kad jie patys sektų mano pėdom ir nedarytų tų klaidų, nes mačiau buvusiuose komandose, kaip nuo pirmos dienos yra svarbu brėžti kažkokias linijas ir kad visi jų laikytųsi, nes jeigu tik paleisi pradžioj, labai bus blogai. Ir tą esu patyręs, neminėsiu komandos, bet žinau, kaip svarbu ir stengiamės čia tą daryti. Prašau ir kitų vyresnių lietuvių žaidėjų, kad nepaleistų, kad laikytų vieni kitus jaunesnius ir užsieniečius, kad nepamest taisyklių ir turėtų tvarką rūbinį. Matas Ivo privačioj geltona juodų klubo narių grupiai klausė kaip tik apie tas pareigas, ar turi kažkokių išskirtinių atsakomybių, kažkokių papildomų, nežinau, ar prisidėti prie sprendimų kažkokių daugiau? Nesu nieko išskirtinis komandai, išskyrus tai, kad jeigu ateina kažkokia tai svarbi ar rungtynių diena, ar matau, kad treniruotėje kažkas nedaro to, ką treneris nori, tai visada pasakau žodį, visada stengiuosi sugrąžinti žaidėją ar tai visą komandą į tą kelią, kuriuo treneris tiki ir aš tikiu. Tai nenoriu būti kažkoks despotas ir rėkti ant visų, bet kada matau, kad kažkas ne taip, tai stengiuosi sugrąžinti chebrą. Būna momentų, kada reikia patarimą jaunesniam duoti ne tik apie žaidimą aikštelėje, bet galbūt kažkokius gyvenimiškus dalykus. Tai, kad aikštelėje žaidimas ir gyvenimas tai labai panašus dalykai ir reikia vadovautis pagal mane panašiom taisyklėm tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Tai jeigu duodu patarimą aikštelėje, tai jisai tinka ir gyvenimui visada. Kaip pats žiūri į tuos patarimus šitoj savo karjeros stadijoje, kiek pats dar matai save tobulėjantį kažkuriuose srityse? Faktas, kad jau tikriausiai nebebėgsi greičiau nei 20 metais, nebešoksi aukščiau, bet kur pats tas matai tobulėjimo dar vietas? Tai visur, jeigu jau matyčiau, kad negaliu tobulėti, tai nežaičiau krepšinio, mešiu ir eičiau kažką kitą daryti. O galiu tobulėti visur, kaip tu sakai, kad greičiau nebėgsi, bet gali greičiau nubėgti, lėčiau bėgdamas į tą vietą, būdamas vyresnis, nes žinai, kaip reikia ten nubėgti ir kaip patekti tiesiausių kelių.
Tai stengiuosi tą ir kitiem perduoti, kad jiems būtų lengviau, nes aš žinau, kaip jaunas žaidėjas, tu bandai padaryti viską, bet gaunasi dažnai nieko, nes tu stengiasi daug, bet darai per aplinkui. Tai tas suras tiesiausius kelius, to, ką treneris nori ir tiek. Ką galėtum save išmokyti, žvelgiant 10 metų atgal, jaunesnį Vaidą? Oi, daug galėčiau išmokyti, bet aš labai džiaugiuosi, kad tas 10 metų laikotarpis buvo toks, koks jisai buvo. Ką galėčiau išmokyti, tai sunku išmokyti jauną žmogų kažkokios tai tvirtybės, ar kaip čia pasakyti. Viskas ateina su patirtim, viskas ateina su tavo klaidom ir arba tu jas pataisai ir būni geresnis vyresniam amžiui, arba tu lieki su juom ir būni toks pats grybas, tas, kai tau 30 ar daugiau. Tai manau, kad svarbiausia yra daryti klaidas ir iš jų mokytis. Tai nelabai ką keičiau, nes neįmanoma to padaryti. Dabar toks, kaip ir šnekamasi, mentoriaus vaidmenį, kas buvo tavo tie mokytojai, aikšteliai, komandos draugai, iš kurių daugiausiai sulaukdavai pamokų? Aš nemanau, kad aš esu mentorius kažkieno čia Šiaulių komandai, aš tiesiog esu eilinis žaidėjas, mane paskyrė kapitonu, tai stengiuosi padėti, bet turėjau tų mentorių, kuriuos aš žiūrėjau kaip pavyzdį, tai buvo Jasikevičius, nes teko su juo žaisti jo paskutinius metus, kaip jis pats sako, jau ten nelabai žaidė, bet vis tiek jo tas supratimas ir visa kita, pagaudavau save per treniruotės, kad išsižiūrėjau, žiūrėdavau ir bandydavau pasimti kuo daugiau, tai vis tiek jisai buvo ir yra legenda žaidėjas Europoje, pasaulyje, tai džiaugiuosi, kad teko tą galimybę. Tas pats mūsų treneris Darius Songaila rodė didelį pavyzdį, kaip turi elgtis veteranas. Jam buvo ne 32, aišku 38, jis nežaisdavo daug, bet jis buvo puikus pavyzdys. Jis ir Jankūnas, kaip reikia elgtis, kai tu esi vyresnio amžiaus, kaip tu turi, kokį kelią turi rodyti jaunimui ir kaip turi save vesti rūbinį ar autobusį ar ant suolo. Tai manau, šitie trys, Jasikevičius, Jankūnas ir Songaila, tie mano veteranai, kurie man parodė kelią kažkokį. Turėjot jūs ten tų veteranų, buvo ir Robertas Istokas. Buvo Robertas Istokas irgi rinktinėse visur tikrai. Siūlau atsigerti gubernijos gėrimo. Pabandom. Giros. Tamsi rūginė. Šiaip, kalbant apie tos mentorius komandoj, buvo daug lietuvių, bet esi kažkur minėjęs, kad pats tas pačiausias tavo idealas, su kuriuo nežaidėjai, bet galbūt stebėdavai žaidžiantį, tai buvo Dimitris Diamantidis. Nekalbu jau apie tai, kad jau šiaip panašaus stiliaus žaidėjai. Abu kairiarankiai, aukšti gynėjai, matantis aikštę, nežinau, galintis nugarą sužaisti. Kuo tau jo to žaidimas buvo toks išskirtinis? Man labiau tą etiketę lipdė visi, nes matė mane jauną, visi galvojo, kad būsiu kažkoks tai super žaidėjas gal ir matė jį tuo metu žaidžiant į geriausiam lygį. Tai taip aš mačiau turbūt jo visas rungtynės, kokios yra YouTube'ai. Nežinau, kiek peržiūrės, bet sakau, aš sekdavau jo judesius viską, bet kada atėjo koks 25-26 metais supratau ir Jasikevičius visą laiką tą kartoja, kad turi būti savo geriausia versija, tai tiesiog, kai jaunas buvau, bandžiau kuo daugiau jį atkartoto, kai supratau, kad to nereikia daryti, tą paleidau, bet taip, jis buvo mano mėgstamiausias žaidėjas ir vis dar yra. Ir, nežinau, likimas taip sudėlioja, bet vos sulaukęs 20, gavai šansą jau draugiškose rungtynėse, berods vyko kažkoks draugiškas turnyras Kaune, iškart sužaisti prieš Diamantidį, prieš Powerius, ten gerokai sutaldžiat, man atrodo, atvykėlius. Jo, laimėjom ir kas primena tas rungtynės, tai aprangos, nežaidėm. Visiškai retro aprangos. Tada buvo 70-metį Žalgirio ir žaidėm su retro aprangom, kur buvo šortai iki čia, tai labai keista buvo, bet turiu tą aprangą ir tas nuotraukas smagu pasižiūrėti. Ir tas pirmą akistatas su tuo pačiu Diamantidžiu, tai tikrai atsimenu tas rungtynės ir smagu jas prisiminti kaip pergalingas ir su tom aprangom sužaidėm ir vienas pirmųjų ir 20 metų pačiam, tai džiaugiuosi, kad teko ten dalyvauti. Persimetėt kokius žodelius?
Ne, tai ką ten persimisi, ten buvo pasiruošimas, jam buvo 30 kažkeli metai. Taip. Jau ten tiesiog džiaugiausi, kad galiu būti šalia jo ir žaisti ir dar laimėjom. Tai. Bet po to turėjai daugiau susidūrimų su juo, tai gal kažkada, nežinau, vis tiek kažkokį, vienas prieš kitą vis tiek daug laiko praleidžia žaisdami, gal turėjot kažkokią diskusiją, pokalbį? Neturėjom jokios, tiesiog laimėjom čia, tada žaidėm pirmas rungtynės Atėnuose, man atrodo. Ir jau tada jau buvo rimtas mūšis, aš su Lekavičium buvom tik tais žaidėjai, atsimenu, abu po 5 klaidas padarėm, nes jisai su tais savo šniūrais ilgais rankom tikrai privertė mus klyst, jaunus, nepatyrusius, tai daug pamokų davė ir atsimenu, kad gavom gerai pirmose rungtynėse išvykui. Ten įdomiai susidėliojo sezono pradžią, nes komanda liktais paliko užsienietis gynėjas. Ir taip gavos, kad jūs abu 20-mečiai su Lekavičium likot pagrindiniais komandos gynėjais. Kaip atsimeni tą iš vis laikotarpį ir kiek jautėtės įmesti į ugnį? Iš pradžių buvom keturiese, buvau aš, Lekavičius, tokie kaip padėjėjai ir jauni, kurie ateina ir nežinai, ko tu iš jų gausi ir ką tu gali pasiimti. Ir buvo Vecvagaras, kuris jau sezoną prieš buvo šitą rolę turėjo Žalgirį, jau kaip ir tikėjusi visi, kad jisai duos kažką. Tada buvo pagrindinis žaidėjas Malikas Veinsas, toks amerikietis, jisai gavo traumą, negalėjo žaisti, išvažiavo prieš sezoną. Ir Kasparas Vecvagaras irgi gavo traumą. Ir tada likome su Luku. Ir mums pasakė, kad nėra tų pinigų, iš ko pirkti dabar naujus žaidėjus, žaisim su jum ir žaidėm tą pusę sezoną. Man atrodo, pradėjau 8 rungtynės startiniam 5 Eurolygoj, kas dabar pagalvojus yra neįtikėtina 20 ar 21, nežinau, kiek ten tų metų buvo. Tai geri atsiminimai, nes žaidžiau, o ne tik sėdėjau už Žalgirį. Nebuvo tokio jausmo dabar, gal grįžtant, kad gal net per greitai teko į tokią rolę atsisėsti? Buvo ir jeigu dabar turėdamas 2 sūnus, jeigu kažkuris iš jų žais, tai stengiuosi patarti jiem taip, kaip aš manau geriausiai. Ir nemanau, kad buvo geriausias mano sprendimas tada spausti iš savęs visas sultis kiek įmanoma ir nesuprantant nieko realiai apie krepšinį eiti į Eurolygą ir bandyti ten kažką įrodyti, bet Žalgiris man davė tą šansą, tai kaip aš 20 metų neturėdamas nieko iš šono, kas man patarė apie krepšinį, nuspręsiu, kad man nelaikas. Tai manau, kad visada sakau visiems jauniem žaidėjim, kad labai svarbu yra turėti kažką iš šono, ar tai tėvą, ar kažkokį tai pirmą trenerį, kuris tave stebi ir mato ir tave pakreipia. Tai aš to neturėjau, nes tėtis mane išleido į krepšinį, bet jisai ne krepšininkas ir jisai kaip sakyti, nežaidė niekada. Tai patarimai buvo tik tie, kad davai, važiuojam, gerai. Šansas. Jo, tai va tokie prisiminimai, kad jeigu keičiau, tai neskubėčiau taip labai. Dar metai iki to įvyko ir tavo debiuto Žalgirį ir, nežinau, irgi likimas, bet pirmosios tavo oficialios rungtynės jau su Žalgirio apranga LKL buvo būtent prieš Šiaulius Kaune. Ir tu ten nežaidei daug, įmetei, man atrodo, 2 taškus pirmosius, bet nežinau, ar kažkiek gali prisiminti tą mačą ar nelabai, ar reikia priminti? Pirmą Eurolygos mačą tikrai prieš Realą atsimenu, o šito nelabai prisimenu. Lyg tai Zurusas atleido tada. Galimai, bet aš tau kažkiek galiu papasakoti apie tas rungtynės, tai buvo pirma istorijoje pergalė šiauliečių Kaune prie Žalgirį. Va, tai ir atleido Zurusą ir tada atėjo, neatsimenu kas, Krapikas turbūt. Jo, tai ne kokia ta pirmoji pažintis su Šiauliais, nors tu aišku minėjai, kad su Šiauliais žaidėjai dar anksčiau kažkiek. Aš žaidžiau 15 metų prieš Šiaulius ir įmečiau pirmus taškus LKL, žaisdamas už Aišių komandą. Kaip dabar atsimenu, treneris išleido mane gale, jau sužaidus moksleivių krepšinio lygos rungtynės prieš tai. Atvykus į LKL rungtynės galvojau tiesiog pasidėsiu ant suoliuko, bet pralaiminėjom lygtais, ar laiminėjom, neatsimenu dabar gerai, bet išleido galiai ir įmečiau vidutinį. Tai tas atsimenu, o su Žalgiriu atsimenu, kad pralaiminėjom ir treneris visus iš eilės bandė ir galop dar mane pabandė tiesiog ir įmečiau tus taškus ir gavom ir jį atleido ir nuo tada atėjo Krapikas ir ta visa kita istorija. Jo, tose rungtynėse ir Simas, tarp kitko, ten vienu metu
įmetė, man atrodo, taškus. Buvo dar vienas mūsų komandos narys, kaip tik tame mače. Ar įsivaizduoji, kas? Tai Songaila. Ne. Dar vienas buvo. Varžovų. Pakamenis. Taip, Pakamenis sužaidė ten tobulas beveik rungtynės. Geras. Universales ir kokį prisiminė dar kaip krepšininką. Iš tų rungtynių visiškai neprisimenu, labiau prisimenu, kai žaisdavo Lietaus Alita ir Šiauliai dažniausiai dėl 3 vietos eilę metų. Kiek atsimenu vaikystę, tiek eidavau su moksleivio pažymėjimu į tas kovas ir valgydavau čipsus patenkintas ir stebėdavau, kaip ten chebra žaidžia. Ir ta 3 vieta būdavo kaip aukso medalis ir Alytui, ir Šiauliam, aš manau. Tai atsimenu Pakamenį iš vienų rungtynių. tą patį 2014 metų sezoną žaidėm su Žalgiriu Mažeikiuose ir laimėjom 50 kažkiek taškų. Ir jų treneris mūsų apkaltino, kad mes vartojom dopingą, nes jie Rūbiniai rado tokių mažų buteliukų mūsų, o mes ten gerdom guaraną, vitaminus kažkokius, prieš rungtynės mums duodavo. Ir kadangi mes laimėjom man labai daug, jie sako, jų treneris sako tuometinis, kad mes vartojom dopingą. Ir atsimenu, kad Pakamenį žaidė. Tai va iš ten atsimenu, o šiaip nėra, kad atsimenu, daug metų praėjo Pakamenį, žinau, buvo metikas geras ir galėdavo įmest daug taškų, tai geras žaidėjas. Mhm. Tas minėjai dvikovas Alytaus ir Šiaulių komandų. Aš kiek žiūrėjau, tai 3 metai išėlės buvo, kai mažajam finale susitiko tos komandos. Nežinau, kiek pačiam buvo tuo metu. Nu, tai turbūt kokie 6-9 metai, ką žinau. Mhm. Tai koks labiausiai galbūt įsiminęs šitų dvikovų tavo momentas yra? Ką gal atsimeni apie Šiaulius, kokia tai buvo komanda, kokia tai buvo fanų bazė? Atsimenu, kad visada turėdavo gerus fanus, visada ta moteris, nežinau jos vardo, bet visada jinai ir dabar dar sėdi. Taip, ir aš su ją pasisveikinau ir dabar priminiau ją į tuos laikus ir padėkojau, kad jinai serga, kad jinai žiūri. Tai prisimenu tiesiog nuožmę kovą, kiekvienos rungtynėse būdavo laimėk, mirk arba gyvenk, kaip sakyt, kovos ir neprisimenu kažkokių tai epizodų tokių, kad papasakočiau, bet ta bendra kova ir tas mano kaip vaiko įėjimas į rungtynės man turbūt įskiepijo meilę krepšiniui. Kalbėjom kažkiek apie Darių Songailą, kai tu jau žaidėjai Žalgirį. Ten buvo irgi vieni pirmųjų tavo metų. Ar matėjau kažką tuo metu, kad tas žmogus galėtų tapti treneriu? Nežinau, treneriu. Daugiau apie gyvenimą jisai mums patardavo negu apie krepšinį ir ypač antroje sezono pusėje jisai mažai žaidė, kadangi buvo veteranas, jam buvo 38, 37 ir atvažiavo Vilčerį į žaidėjas ir aš mažiau žaidžiau antroje sezono pusėje, tai mes daug praleisdom kartu ir ant suolo. Nemanau, kad aš galėjau pasakyti, kad jis bus treneris. Bet kada po to jau pats buvau vyresnis ir jisai buvo tiek rinktinės, tiek asistentas, tiek jaunimo rinktinės treneris, girdėjau kalbas iš visų, su kuriais jis dirbo, kad jisai tikrai turi daug ką duoti krepšinio komandai ir gali būti geras treneris. Pažįstate vienas kitą visai seniai, tas santykis rutuliuojasi iš bendra klubių, dabar treneris ir žaidėjas, ar nebuvo kažkokių sunkumų pereiti tą kitokį šiek tiek santykį? Ne, nebuvo, jisai mano treneris, kai mes žaidžiam, kai treniruojamės ir negaliu sakyti, kad kažkoks super draugas, bet tiesiog tokie draugiški santykiai už aikštelės ribų, nes kartu žaidėm. Tai man net 20, aš suprantu, kaip tą kontroliuoti aikštelę ir už aikštelės, tai duod visą pagarbą jam treniruotėse ir bairiai po. Bairiais, o nebūna, kad stebi, nežinau, jo kažkokias pamokas per video peržiūros ir galvoji, Dariau, pats tą patį darei prieš 10 metų. Oi, net, kad jisai buvo didelis žmogus ir yra didelis, bet žaisdavo didelio, o aš gynėjas, tai... Ja, gal kalbu apsitai, bendrą komandos vaizdą. Ne, vis tiek jisai prieš čia ateinant jau praėjo eilę trenerių ir eilę gerų krepšinio specialistų. Aš matau, kad jisai iš visų jų kažką pasiėmė po truputį ir stengiasi perduoti visiems dabar čia Šiauliuose, tai nemanau, kad jisai
kažką iš savo karjeros bando, tiesiog turi šitą komandą ir nori, kad šitie žaidėjai žaistų geriausiai kaip jie gali, tai tikrai duoda daug kaip treneris komandai, manau. Pats minėjai, kad jisai susirinko tų pamokų iš kitų garsių trenerių, dabar jau matai toj vyriausioje trenerio roliai, kaip galėtum apibūdinti, kas tai per treneris, kokias jo, galbūt, nežinau, savybės labiausiai tau patinka. Manau, kad jisai yra miksas tarp Europos ir Amerikos krepšinio. Dabar visas pusė Europos bando, daugiau nei pusė bando bėgti greitai, lipti ant lentos, tai mes irgi tą akcentuojam stipriai. Bet tuo pačiu jisai turi ir tikrai nemažai ATO vadinamų tų derinių po taimauto, kuriuos dažniausiai naudoja Europos treneriai. Manau, kad jisai yra miksas tarp Europos ir NBA krepšinio. Bando įeiti į greitą puolimą, bet jeigu neišeina, bando nueiti mismečą arba man patrauklus krepšinis, sakė. Okay. Dar grįžtant į tavo tą jaunąjį periodą, labai anksti, sąlyginai anksti teko debiutuoti ir nacionaliniai rinktiniai. Tu ten gavai paskutinį biletą, man atrodo, 12 į Olimpiadą Rio de Janeiro. Ką atsimeni iš to periodo? Tokiam jaunam vaikui. Panašiai situacija kaip su Žalgiriu, gal dabar, kai žiūri, kad per anksti, bet rinktinė nuo tada dar nebuvo nei karto Olimpiadai, tai šansas gyvenimo. Kazlauskui padėkojau dabar susitikęs, pasveikinau su tuo, ką jisai ten gavo tą taurę ir padėkojau. Tai, neišdildomas įspūdis, tu būni tam olimpiniam kaimelį su Usainu Boltu ar ten, nežinau, visais tais geriausiais tenisininkais, treniruojasi vienoj kačelkį, kaip sakyti, tai prisiminimai niekada nedings, pasakosiu vaikam, kai jie supras. Gaila, kad nepavyko užimti aukštesnės vietos, 7, man atrodo, buvom. Bet vien tas, kad jau buvom Olimpiadoj, parodo, kad krepšinis 2016 metais buvo geram kelyje, o dabar tikiuosi, kad kitą Olimpiadą vėl sugrįšim. Šiaip turėjai visai tu ten ir rolę netgi tose olimpinėse žaidynėse prieš ispanus, man atrodo, 20 minučių žaidai. Ja. Aišku, tos rungtynės su ispanais tokį kartelį paliko. 6 Gazolių tritaškiai. Irgi nepamiršiu niekada. Tai sapnavosi po to? Aš buvau toks, kuris turėjau pakeisti Kalnietį, o jo keisti daug nereikėjo, nes jisai galėjo žaisti 30 plus minučių. Bet buvo rungtynių ir prieš Olimpiadą, kada Kalnietis nežaidė ir žaidėm su ispanais, išvyko ir laimėjom ir aš buvau pagrindinis žaidėjas. Tai man atrodo, kad abi draugiškas tais metais laimėjom. Jo, čia Kaune laimėjom, kada Kalnietis primėtė 5 tritaškius, man atrodo, ir ten laimėjom be jo. Tai manau, kad tos rungtynės ir nutiesė kelią į Olimpiadą man, nes neblogai sužaidžiau. Ką reiškia tau tuo metu užrašas Lietuva ant marškinėlio, ant krūtinės ir ką galbūt reiškia dabar? Tuo metu atrodė kaip sapnas visas tas periodas, visa ta vasara, nes kai tu esi jaunas, tu bandai padaryti daugiau negu reikia, išsekini kūną, nesuprasdamas to ir nežinai ar tu pavargęs, ar tu nepavargęs, kaip tau reikia ateiti į rungtynės, kokios tu stadijos esi dabar, kokioj stadijoje tavo kūnas, tai tu tiesiog eini, darai, ką tau liepia ir arba tau pasiseka, kad tu tuo metu esi geroj formai ir tavo kūnas leidžia tau daryti gerus dalykus, arba tu sugriūni, kaip dauguma jaunų. Tai sakau, man pasisekė, kad aš ten patikau, bet kažko labai daug neparodžiau. Pats kaip krepšininkas nepadėjau tiek galbūt rinktinį, kiek galėjau padėti. Šiemet irgi nepaslaptis, turėjai tą kvietimą į Langą, kaip tik šį mėnesį vykusi dėl traumos, nežinau, ar būtum patekęs į galutinę sudėtį, bet taip nutiko, kad patyrei traumą ir to šanso nebegavai. Kiek dabar apmaudžiai žiūri į šitą dalyką? Tai dabar jau nežiūriu kaip į kažkokius šansus, dabar tiesiog žiūriu, arba galiu padėti rinktinėje, arba negaliu. Daug langų jau sužaidęs esu ir į pasaulio, ir į Europos čempionatą padėjau rinktiniai patekti prieš tai. Dabar tiesiog žiūriu sveikatos, jeigu kviečia ir esu sveikas, visada važiuosiu ir
ir padėsiu, o šiuo metu gavau kvietimą išplėstinį, su treneriu nekalbėjau, kadangi nežinau, ar jisai žinojo, kad aš buvau patempęs tą dvigalvį ar ne, bet taip gavos, kad yra Velička, yra Žemaitis, treneriui tinka ir jie žaidžia, tai nematau jokių bėdų. Svarbu, kad rinktinė patektų į pasaulio čempionatą, o po to į olimpiadą. Žaidėjai vienam pasaulio čempionate, nuskambėjai per visą pasaulį. Daug, aišku, jau apkalbėta tą temą, bet nežinau, kokie šilčiausi prisiminimai iš to 23 čempionato. Manau, kad vienas geresnių čempionatų Lietuvai tas čempionatas buvo iki rungtynių su serbais, nes mes ten kiek žaidėm, tiek laimėjom prieš visus 5 ar kiek rungtynių laimėjom, kur be variantų kitom komandom buvo, tiesiog pradėdom rungtynės su 7, 6, 8 tritaškiais iš eilės, žaidėm tikrai, neturėjom kažkokių super talentų, bet visi žinojom, kas ką daro, visi žinojom savo rolės. Aš pakeildavau nuo suolo, pakeisdavau Jokupaitį, žinodavau, kad turiu sustatyti komandą, kad gerai jaučiau kitus žaidėjus. Visada žaisdavau su Motiejūnu, jis irgi toks nesuper greitas, bet IQ kažkoks žaidėjas, tai man labai patikdavo su tam čempionate žaisti, kad nereikėtų žiūrėti vieną žmogų ir jam kažkokį derinį, o tiesiog visi dalindavomės kamuolį ir žaidėm gana gerai. Tai šilti prisiminimai, gaila, kad prieš tus serbus nepavyko laimėti ir medalę parvežti, bet nukalėm tą Ameriką. Aišku, jeigu būtumėm pralaimėję, manau, kad būtų buvę geriau, nes būtumėm prieš italus, manau, laimėję ir galbūt laimėję medalį, bet prisiminimai visada geri iš rinktinės. Kiek aš buvau 2 kartus, tai atmosfera neįtikėtina, žaidži už savo šalį, visi tave peikia arba džiaugiasi su tavim, tai geri prisiminimai. Po tų rungtynių su Amerika, aišku, tas atvejis buvo, kai visi džiaugias, patys irgi išgyveno tikriausiai vieną įdomiausių laikotarpių gyvenimuose. Kas nutinka po tokių rungtynių, kai atrodo, tu esi padebesiuose kažkur ir tada žengi su Serbija, o ten visiškai apsiverčia kitas veidas rungtynės? Tai nežinau, jeigu būčiau žinojęs tada, tai būtumėm žinoję tada, tai būtų gal nenutikę, tai bet sunki naktis buvo, tu žaidi prieš Ameriką, tas visas ažiotažas, arena pilna, stovi gėda himnas Amerikos, gėda Lietuvos, tu supranti, kiek milijonų žmonių žiūri tą visą ir tu laimi. Tai po tų rungtynių tu ne savo kojom iš arenos išeini ir visą naktį ten tą sunkią tikrai praleidi. Bandai nežiūrėti ant tų tinklų, bandai negalvot, bet man sunkiau kažkaip buvo užmigti ir nusiraminti ir visą tą pernešti. Tas tikrai atsinešėm tą visą į rungtynę su Serbija. Nebuvo ir iš kojų, ir emocinė, ta savijauta tokia įdomesnė buvo ir fizinė. Tai dabar galiu jau kažkokį gal ir pasiteisinimą, bet tada tai ką, gavai malko ir nuleidęs galvą. Bet irgi sakai, kad tam čempionate žaidėt gerą krepšinį iki tų lemiamų rungtynių ir tas nutikė Milane kartą, tą patį turėjom 17, 22, kur atrodo kaip ir visas kelias nutiestas, kad galėtume į kitų medalių eiti, bet tas lemiamas kažkoks mūšis, ar tai ketvirtfinalio, ar tai aštuntfinalio, ar tai psichologinis daugiau dalykas, ar, nežinau, trūkstam talentų. Matot, mes nesam lietuviai, nesam kažkokie čempionatų favoritai prieš. Mes kiekvienas rungtynės einam nagais ir kandam, ir parketą draskom, ir bandom laimėti. Ir kažkurio momentu tos batareikos išsikrauna, tai manau, kad tos batareikos išsikrauna ne pačiu tinkamiausiu metu mum. Tai va toks paaiškinimas būtų. Bet anksčiau tos batareikos netaip išsikraudavo kaip dabar. Tai turbūt anksčiau buvo kitaip ir krepšinis kitas buvo ir žaidė turbūt kiti žaidėjai ir kitose komandose. Tai daug čia sudėdamųjų galim šnekėti iki vakaro. Jau 360 metų turime daug bendro. Gubernija nealkoholinis. Aš atsimenu, kad ar tai po rungtynių interviu, ar jau kitą dieną prieš tą serbų ketvirtfinalį, sakei, kad teko išjungti visiškai socialinę mediją.
Ar visa komanda bandė to laikytis, ar čia labiau asmenis kažkoks buvo? Nežinau, tai kiekvienas Valančiūnas kiekvieną dieną gyvena tuo, ką mes ten patyrėm prieš Ameriką turbūt. Maždaug. Tai jam turbūt eilinė diena, o kitiem mums ten visiems tai ką. Buvo rimta, laimėjai prieš Ameriką ką tik, tai aš tai išjungiau. Iš pradžių pamačiau, kas ten vyksta, agento pamačiau žinoti, sako, ką tu čia padarei, tai sudrebinai tus socialinius tinklus. Po to Benas Matkevičius pakalbėjo, sako, davai ramiai, nes čia reiks to žaist, vis tiek patyręs 10 metų jau to rinktinį matęs Benas. Tai aš išjungiau, aišku, išjungi, bet vis tiek kažką pažiūri, žinai kaip būna pats. Tai stengiamės išjungti, o kiek ten atsijungiam, parodė rungtynį su serbais turbūt. Ir po tų serbų tada viskas apsivertė, kaip, nežinau, suspraksėjus. Ir tie geri komentarai pasidarė blogais komentarais, man atrodo, ir pats esi sulaukęs daug tų ir žinučių, kaip suprantu, ir kritikos. Ir tu nevengdavai to netgi atsakyti žmonėm. Iki tų rungtynių labai sunkus buvo pasiruošimas pačiai rinktiniai, nes aš buvau iš netokios geros komandos, kaip visi kiti rinktinė žaidėjai. Ir žaidėm prieš prancūzus, atsimenu, pasiruošime ir kažkaip ten bloga atkarpa buvo pirmoji pusė prieš juos. Ir po rungtynių gavo man 20, man atrodo, Vilniui ir ateinu po tų rungtynių piktas visas ir pasižiūriu telefoną pirmas ką pamačiau, tai tu lochas nemoki žaisti, bla. Ir atrašiau kažką, tai ir tada galvoju, kam aš atrašiau. Ir pasižiūriu jo istoriją įsikėlęs, kad atrašiau. Jis laimėjo, tai taip nereikia daryti, nereikia atrašinėti jiem. Tai... Buvo pačiam pamoka? Jo, tai... Kaip ir neįdomu man, ką jis ten įsikėlė ar ne, bet tiesiog aš suprantu jaunus rinktinės žaidėjus, kaip jiem sunku yra perlaužti tą visą heitą. Ypač tu žaidi pre-season'e, tu ruošiesi čempionatui, bandai patekti į rinktinę ir dar iš nugaros bėga šunys ir bandai kasto į kaklą. Su rinktinė iš vis tas kitas dalykas, nes realiai nei tų pinigų gauni, tiesiog stengiasi dėl šalies garsinimo. Ne, tai pinigų, čia nėra kalba apie pinigus, tu nori atstovauti rinktinį, tu nori, nes čia yra aukščiausia, ką žaidėjas gali pasiekti, bet tu atstovai tiem žmonėm, tu nenori, kad jiem būtų blogiau, kad rinktiniai būtų blogiau, tu stengiasi kaip įmanoma geriau ir gauni iš kojos per galvą daug kartų. Tai reikia jauniem padėti, kurie žais ateityje ir juos stumti priekį, o ne tempt su virve. Ką Vaidas Kaliniauskas darytų, jeigu nebūtų krepšininkas? Nežinau. Neįsivaizduoju. Klausiu dėl to, nes po vienų rungtynių, kaip tik sakei, kad čia yra geriausias darbas, kurį gali dirbti. Tai va, atsakau. Čia ne mano žodžiai, aišku, čia irgi dėdės Šarūno žodžiai, bet tai tiesa. Tu žaidi savo mėgstamą sportą, gauni pinigus ir kiekvieną dieną tą darai. Tai nežinau, būčiau krepšinį turbūt kažkur irgi stengčiaus. Gal treneris, nežinau, kažką tokio. Jau galvoju apie 10 metų į priekį? Būna, kad pagalvoju, bet tyliai ramiai pagalvoju. Sakei, Simai, linkėjai tiksliau gimtadienio dienos progą, kad nereiktų už 2 metų žaisti veteranų lygoje. Taip pats dar, kaip suprantu, irgi neplanuoju taip toliai į priekį. Ne, neplanuoju, žiūriu šią dieną ir viskas. Nežinai, kaip čia už 3 metų bus, 3 metai, 5 metai, ilgas laiko tarpas ir labai daug ko gali atsitikti. Daug ko yra atsitikę ir mano karjeroje per tuos 3 metų laikotarpį, taip kad gali būti aukštumoje arba gali tiesiog nebežaisti per tuos kelis metus. Šitas sezonas irgi nėra kažkoks tai labai rožiam klotas, tam pergalėm tikrai iš dangaus nelyja. Kas labiausiai motyvuoja tose sunkiausiose atkarpose? Tai turbūt kaip ir treneriui, taip ir man, žaidėjui. Sunkiausiai yra, kada tu ateini į treniruotę ir turi 6 žmonės ir žinai, kad reikia ruoštis, bet žinai, kad negali ruoštis. Tai turėjom daug traumų, turėjom daug ligų. Vienas ateina, kitas išeina, tai aš įsivaizduoju, kaip sunku treneriui, jeigu man kaip žaidėjui sunku.
Tai tikiuosi, kad kita sezono pusė visa bus sveikesnė ir mūsų visai komandai mes galėsim treniruotis ir bandyti siekti pergalių kartu. Kol kas tai buvo blogas momentas vien dėl to, kad neturėjom žmonių. Dabar manau, kad jau turėsim. Turėjai ir tas rungtynės su Lietkabeliu, kur tavo lemiamas realiai metimas kažkiek nubrėžė mačo tą baigtį. Ir kaip tik mūsų grupė ir Indrė Bubelytė klausė, kas tose sudėtingiausiose atkarpose rungtynėse tave, nežinau, padeda perimtą lyderystę ir galbūt netgi turi kažkokią savo frazę, kurią pasakai mintyse ar tiesiog save motyvuoji. Ne, neturiu. Sunkiausia yra daeiti iki tų momentų. Sunkiausia yra tikėti, kad tas momentas ateis visiems kaip komandai, o ne pavieniui. Tik tada gali nueiti iki to momento, o kai ateina jau jisai, tada negalvoji, tiesiog leidi į tą pusę ir kiekvieną dieną treniruojasi tuos metimus ir žinai, jeigu sustatysi kojas gerai, jeigu būsi balansė, tas metimas įkris. Ir viskas, o ką? Ir gyveni arba su pergale, arba su pralaimėjimu ir komentarais. Tai tiek daug. Visada laukiu tų momentų, kada bus rungtynių galas, kada galėsi nuspręsti kažkokias tai rungtynės ir nesikratau jų. Pats esi daug kartų tapęs šalių čempionais. Nežinau, neišvardinsiu visų, tiek Lietuvoje kelis kartus, tiek užsienyje. Gal pats žinai skaičių titulų? Nežinau, 7, kokie 6, gal 7 kažkur tas. Tai kuo tos čempioniškos komandos tavo akim, kokie pagrindiniai jų bruožai? Tai buvimas kartu kiekvieną dieną, nesvarbu kas atsitinka, ar pralaimė, ar laimė, problemų sprendimas kažkokių tai akis į akį, o ne už akių stumimas ant kitų. Tai kaip ir šeimoje, kaip ir prieš tai sakiau, gyvenime ir krepšinį viskas tas pats, turi facing problemą, ją surasti geriausią būdą ją išspręsti ir važiuoti toliau ir niekada nesustoti. Kaip mačius tiek daug ir sukaupus tiek daug patirties įvairiuose šalyse, įvairiuose miestuose, kaip tas įvyko jūsų, daug kalbėjo apie šeimą, šeimos perėjimas gyventi Šiaulius, kaip čia sekasi įsikurti? Labai gerai, labai patenkinti ir vaikai, ir žmona, rado mokyklą, darželius, tai viskas super. Džiaugiamės turėdami geras mokytojas vaikams ir tas yra dabar svarbiausia, nes jie vis tiek praleidžia pusę daugiau dienos kažkur su kažkuo, tai man svarbu, kas per protai su jais būna, kas per žmonės su jais būna, tai džiaugiuosi suradęs geras mokytojas jiems. O miestas, tai ką, fainas, kažkiek panašus į Alytų, gal didesnis, kažkiek daugiau visko yra, bet nėra toks labai didelis. Įsivedus kažkokį adresą, nepamatai 45 minučių kaip Vilniui, pamatai 10, tai jau tas džiugina. Geras miestas Šiauliai ir džiaugiamės čia būdami. Realiai po kiekvienų rungtynių tave galima pamatyti iškart bėgant pas šeimą, apkabint vaikus. Šeima tau visiškai numeris 1. Tai keista būtų, jei sakyčiau, kad ne. Taip, šeima yra pagrindinis dalykas, dėl ko aš stengiuosi ir žaidžiu ir jiems smagu, kad aš žaidžiu ir man, kad jiems smagu. Pats minėjai apie tą gal sunkesnį laikotarpį gyvenime. Ar šeima ir buvo tas būtent momentas, kuris padėjo kažkiek save pasikeisti? Ar Vaidas pasikeitė atsiradus šeimai? Pasikeitė, aišku, daug kas pasikeitė. Viskas pradėjo suktis apie juos, nebėra jau Vaidas. Ko nori Vaidas yra, ko nori šeima. Tai vien tas pasako, kad tai pasikeitė. Sakei, turi 2 sūnus ir nežinau, vis tiek pas juos irgi tikriausiai mintis dažnai sukas apie tėtę, apie krepšinį, apie rungtynes. Ar matai tampant jos kažkokiais, nežinau, šios sporto šakos atstovais? Matau tampant juos tuo, kuo jie norės tapti. O ar jie taps krepšininkais? Iš pradžių reikia, kad jų kūnas sustiprėtų. Nenoriu jų vesti į krepšinį, nes žinau, ant kiek sunku išgyventi toj drožykloj vadinamoj. Reikia iš pradžių užauginti kūnus, paruošti galvas, o tada jie patys nuspręs. Liuks. Ačiū tau.